Treneris, sveikinimai su pergale, Alytuje šiemet viskas gerai, antrą kartą pavyksta įveikti Dainavą, tai jūsų įžvalgos apie rungtynes? Na, esu labai patenkintas rungtynėm, ne tik dėl to, kad laimėjome, aišku, mes ir važiavom čia, kad laimėt, bet kaip žinot, tai buvo jau trečios rungtynės per 6 dienas ir turėjom tokių mikrotraumų irgi, tai savaitės vidury reikėjo irgi tą komandą kažkiek tai parotuoti. Ir aš manau, kad mes labai gerai praėjom šitą sunkų laikotarpį, būtent šitą 6 dienas, su visa ta rotacija, su visko ir tauriai praėjom kažkiek tai paukodami, ne paukodami, o pataupydami savo žaidėjus ir būtent tas rungtynės su Džiugu ir su Dainava pasiėmėm tus 3 taškus. Labai svarbu, bet tai tik tai sezonas įpusėjo, bet sakau, esu patenkintas. Šiandien komentuodamas labai gyriau taip, kaip jūsų komandos gynyba tvarkėsi su varžovų išpoliais, išjungtas tiek Olubogi, tiek Rakičius, iš esmės Dainavos atakuojančių futbolininkų beveik nematėme, tai kiek jūs esat patenkintas tuo gynybos darbu? Tai sakau, tai jų greiti žaidėjai priekyje, jie parodė, ką jie gali žaisdami prieš bangą. Užteko tų rungtynių pažiūrėti, pamatyti, bet ir tai Olubogi jau nuo praeito sezono jau aiškus žaidėjas, kad jisai gana greitas, individualiai stiprus ir tikrai mes kažkiek tai daugiau teikiam dėmesio į šitos žaidėjus. Tai manau, žaidėjai labai gerai susitvarkė su to, nieko jisai kažko tai per daug nesukūrė, bet aplamai pati komanda kaip žaidė gynyboj, nuo puolėjų, iki vartininko, manau, esu patenkintas, varžovui kažko per daug neleidome sukurti.